Gerą dieną. Pavasaris pagaliau, galim traukti motociklus. Sako patarlė, ruošk roges vasarą, apie motociklus galim pasakyti tą patį. Na, tik iš kitos pusės. Saulė pagaliau pradėjo šildyti, planuoju išlėkti, truputėlį pabėgti nuo kasdienybės, tačiau pirma keletas priežiūros darbų XR-ui. Priekinės kameros ir padangos keitimas, stabdžiai ir šiaip smulkmenos. Senoji GoPro Silver 4 išėjo į pensiją, radęs gerą dylą nukalė Osmo Action 4, bus puikiai proga protestuoti. Tai va tai, labą dieną visiems. Oh yeah, goddamn. Pirmas išvažiavimas šiais metais ir galima sakyti apskritai pirmas išvažiavimas. Geodiuts YouTube'ės kanale. Tai bus įdomu iš tikrųjų pastebėti, kaip čia seksis. Jaučiuos visas užrūdijęs. Iškiduosim apšilt truputėlį. Įgūdžiam atsigauti, reikia labai nesdraskyti. Po truputį. Reikės kažkur sustot, pasitikrinti, kaip čia, ar gerai įsirašinėja garsas, ar įmanoma kažką girdėti. Stengiuosi nešaukt. Naujas setupas priekį. Nežinau, palaukit, parodysiu, ką aš čia turiu. O, koksai. DJI. Sako, kad neblogai. Bateriją laiko normaliai. Neįsijunginėja. Dar gali normaliai audio įsirašyti. Su mano prieš tai buvusią GoPro Silver 4, jau legendinė tapusią kamerą, bent jau man, jau reikėjo leisti pensijon. Tai va, neįsivaizduoju, girdit mane čia ar ne, bet smagumai. Šiandien zulinsim, net nenoriu dar sakyti šiaip vietos kažkokios nėra ypatingos. Tiesiog pabandysim prament maršrutėlį, atstumas apie 300 km. Jeigu nespėjam arba kažkur užsižaidžiam per ilgai, liksim nakvot. Tai va, tai smagumai. Motociklas atrodo paruoštas, golius pasikeičiau ratų, tepalai pakeisti. Palapinės neėmiau, mėgosiu palapinsius, tai daug mažesnis krepšys. Nu ar veikia galinis ratas? Veikia. Reikia brytę, babytę. Pirmas dalykas, ką aš turiu padaryti. Viskai truputį susimažins slėgį. Toks jausmas, kad kaip ant ledo. Tam reikės kažkur sustot, pasižiūrėti, kas su tuo įkrovimu, kas tai negerai. Gal kurasiu kokią poziciją truputėlį geresnę. Bet dabar noriu truputėlį kilometrų pamint. Blogiausiu atveju tai turiu powerbanką. Maža, aišku, klausimas, kiek jie tenai užteks, bet tokiu atveju dar reikėtų galvoti, kaip jį čia uždėti, kaip jį čia sumontuoti, bla bla bla, bla bla bla. Visas tas džiazas. Ardant mocą pritrukau keletą įrankių, grįžęs būtinai papildysiu. O dabar pažiūrėkite į durnelį, kuris nemažą dienos dalį filmavo super sulėtintai, be jokio audio, todėl pasiklausykit Vivaldžio žiemos.
Kur čia sukcija, šikmat nepralaikus ir vėl. Lemba čia kinciganiočinė. Labai lengva tus posūkius sumautus praknis. Ir tada gaunas, kad iš to lėkimo. Ir dabar gerai. Kur aš turiu varyti tiesiai turbūt? Ne? Panašu, kad po to gaunas, kad iš to lėkimo tik laiką deginę, nes turi grįžti, apsisukti, ne visi trekai anksčiau ir vėliau susilieja. O, ir vėl. Kur man dabar reikėjo nusukti? A, šitą tai atsimenu, aš čia kažkada važiavęs. Oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Yabba-dabba-doo. Scooby-dooby-doo. Where are you gonna be ending now? Da-da-da-da-da. Da-da. I'm coming back for you. Is that a simple plan? Jo, reiktų šitą paleisti, ant šitą nusitrauko. Scooby-Doo Simple Plan, ten tokia theme song. Da-da-da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Kokius kietus kelias ir koks slidus. Lemba tiek plotų, vat, iškapota ir smėlis, o matas lenda. Šiaip gražiai čia turėjo atrodyti po ledynmečio. Visa šita teritorija realiai buvo kopos. Ledyno galinė arena čia buvo. Realiai riba, kur praktiškai paskutinio ledynmečio metu ledyno pakraštys buvo slinkęs. Dėl to ir žemės čia prastas. Nes tirpdamas ledynas visą žodžiu vyko rūšiavimas uolienų ir va, turim smėlį. Čia jokia žemės ūkio veikla neapsimoka užsiminėti, nes čia vien pieskynai. Aišku, medžių labai daug priversta. Beprotiškai. Na, o dabar bus monologas skirtas gatvinio motociklo. Žinot, kaip ryte, neslėpsiu. Nulipęs nuo gatvinio ant enduro visai pamačiau kitas motociklizmo spalvas. Enduro paskatino būt techniškesniam, daugiau atidirbti su akceleratoriaus kontrolė, sankaba, pusiausvyra. Apskritai, kai varai su enduro, dirba visas kūnas. Nesakau, kad gatviniuose nedirba, tačiau tai yra pakankamai fizinės ištvermės reikalaujantis važiavimo būdas. Žinoma, jeigu renkiesi žvyrkelius, kaip autostradas, kalbu apie didelius lygius, plačius žvyrkelius ir leki su 200 kg motociklu, ten turbūt tas pats kaip su kokiu kruizeriu varyt asfalto. Na, toks keliavimo būdas yra kur kas lėtesnis, nes visų pirma vidutinis greitis kur kas mažesnis. Kita vertus, jisai sukuria tarsi tokią sensaciją, kad tau iš tikro pavyko pabėgti nuo viso pasaulio. Kaimai, kuriuos tu randi miške, didžiąją dalimi darbo dienomis jie nėra gyvenami, tai yra tokie kaip labiau vasarnamiai. Tai iš tikrųjų labai geras jausmas. Iš pradžių gali būti baisu, bet aš dabar jau keliauju antrus metus visiškai vienas, be jokios kompanijos. Nuo tada, kai Džiugas pardavė savo KTM-ą. Ir
tas baimės toks jausmas yra visai sveikas. Baimės omeny turiu, kad kažkas gali sugest, kažkas gali pavest. Galų gale, žinot, nemeluosiu. Vis dėlto smagu, kai pusės dienos miško pavėsį galų gale išlendi į pievas, jeigu galima tai pavadinti. Laiko tuoj 3 be 6. Kelio mums dar liko nemažai. Saulė labai gražiai šviečia per medžius. Sausa miškuose labai daug dulkių. Bet maršrutas buvo neblogas. Biskį pasdaužiau. Ir nežinau, dar pakuriansiu laužą ir eisiu miegot. Tai nežinau, rytoj reikia rytoj anksti būti Vilniui, tai čia laukia ilgas kelias namo, dar po to su mašina varyt, žodžiu. Tai va, tai, bet labai smagi diena, labai smagu. Dabar esu prie Kastinio ežero, prie Marcinkonio. Visiškai nėra žmonių, vokiečių pensininkų porelė, tik tai praėjo pasisveikino. Ir viskas. Tai ką. Daug numyniau šiandien. Daug. Kaip man tai daug, apie 350. Galbūt pavykę praminti ir daugiau. Bet turėjau problemų su krovimu, bet susitvarkėm ten. Nesusitvarkiau, pajudinau laidus, tai pradėjo veikti. Bet ten matyt gal prižnybau, kai baką dėjau. Sunku pasakyti, dabar čia kol neatsidarysim, tai nepažiūrėsim. Bet tokia situacija, tai va, chebrytė viskas. Kol kas, gero vakaro ir iki rytdienos. Tai va tokia ta vieta, toks tas rytas buvo. Gražu, tvarkinga. Dar aplinkau šiukšlės truputėlį, nes prie valino vietiniai, o čia dar bus kažkam ir malkos. Kitą kartą. Все, judam. Prabusim, saulė, graži diena, graži, rytas atrodo šiltas visai, nors nemiegojau nuo 5, valiojaus, neįtin gerą spotą palapinsius, tai išties pasiėmiau, kita vertus trūko truputėlį medžių, tai reikėjo kaip vieną atramą pasinaudoti motociklu, bet stipri kava ir judam į priekį.
net ir iš pažiūros atrodytų toks kietas smėliukas turėtų būti susitrumbavęs, bet čia visiškos dulkės, neįsivaizduoju, kas yra feš, bet kaip cementas. Toks, atrodo visiškai be jokios struktūros, tai net ir padangom kabint sudėtinga. Šiaip neturiu problemų dažniausiai važiuoti per smėlį, kiek aš per tą smėlį esu važinėjęs. Negaliu palyginti, bet jaučiuosi pakankamai komfortabiliai. Bet per tokį tai vairą į kairę dešinę gaudo, mėto kaip nori. Gražu. Holy shit, kokio dydžio. Eik tu velniop. Apibendrinant, pabėgom biškį nuo rutinos, aišku, pasižiūrėjom, kaip gamta bunda, patikrinom, kad XR-as puikiai laikosi ir gyvena, vis dar traukia, vis dar važiuoja. Šiandien tiek, ate, ir iki pasimatymo kitą kartą.